Fast Food Vilnius. Arba RMPiums nori valgyti. Sveiki visi. Labas vakaras, jau vėlus vakaras, vasara. Tai vat gavos taip, kad Ryčka man paskambino, sako, važiuojam pasivažinėti dviračiais. Noriu valgyti, sakau jam. Jo, Norim pasivažinėti dviračiais. važiavom ir sugalvom užsukti į Ozą. Truputį užkast. Tai čia bus vienas iš dar vieno blogo. Taip, tęsim savo video vlogų. Šį kartą kaip jis vadinasi? Fast Food Vilnius. Vilnius 13. Ką valgom? Nežinau, eisim, žiūrėsim čia visas greito maisto alėja. Kaip aš mėgstu vadinti. Laisvės alėja, tai čia tokia laisvės pasirinkti. Kažko pavalgyti galėsim. Taip, tai čia tas atrodo jau eina. Ir man išrašė dviratį vartoti nuolat, daugiau nepuolat, nespoksot, nes mano stabdymo kelias trumpesnis už mano ūsus. Tai kaip tavo tūsė kokso takelis, santykių 1:2,5. Mes nepilam benzo, mum lengva parkuoti, sunkiau per ilgi, bet nepaves plotis. Jūs greitį ir įsiutę galite juokti. Pliusas, kad galime skaityti bankų kortelėmis, o tikrai nepadarysi tose greito maisto. Ir įsiutę galite juoktis, please, net žemės kaublys galėtų pakloti. O man pohui FIFA 2.13, nes aš iš kaimo ir atsivežiau dviratį. Visos miesto mergos į mano pusę spokso, kol tu muši įvartį po įvarčio per Xboxą. Tu mane pamatytum riedantį per aikštės parkus, bet tu ten nevaikštai, nes iki jų tau. Laukiam tikrai nedaug. Trumpai visai. 4-5 minutės. Nu. Aišku, dabar žmonių mažai. Tokios patikliukai kažkokie. Jo, nu greitas maistas, viskas vienkartinį. Skanaus. Fast Food. Antras blogas. Žinai, skanu. Dešrelė kiek minkštoka, šviežios daržovės Dešrelį reikėtų turbūt pakeisti. O ne tokia. Labai skani bulka. Bulka? Aha. Man jinai tokia gan sausoka labai. Bet reiškia, minkšta. Tokia. Kaip tavo yra kiek kitokia? Kaip tokia pati? Kaip tas pas moteris. Krūties minkštimas. Padažiukas galėtų būti minkštesnis. Ir nekrist viskas. Gal ir nesupranti. Kad iškeptas ar čia va tas pagamintas prieš pusę metų, šildytas ir dabar valgomas. Bet kiek matėm, tai čirškėjo, kažką kepė. Dešrainis įdomu. Jo, viskas krenta. Bent jau pas mane. Aš kažkaip, kažkas tai užkandau, bet kad pavalgyt. O mes, aišku, daug nebandėm čia. Žodžiu, jeigu turi tik tai 5 litus savo kišeniai. Arba 6. Arba 6, vat kaip man tas korteliai. Tai labai gerai, nes iš kortelės gali atsiskaityti kortelę. Davai pradžiai savo pliusus išvardinti. Gerai, mano pliusai yra tokie, kad gan patogu, jeigu su automobiliu arba su dviračiu, tai viskas 3 aukšte, privažiuoti galima lengvai. Antras pliusas, kad galima atsiskaityti bankų kortelę. Ir trečias pliusas – greitas padavimas. Daugiau pliusų nėra. Aš tai galiu pasakyti, kad man patiko, kad pakankamai greit viskas. Net nespėjau sureaguoti, 1-2 jau atneša man tas. Tai čia labai didelių pliusų nėra. Kokybė, minusai galim išvardinti dabar minusus. Minusai tai, kad greit atšąla. Nėra labai skanu, ypač dešrelė. Viskas, bandelė, daržovės, viskas gerai, dešrelė, viską gadina, kas yra dešrainė pagrindas. Jeigu norit gero maisto, jo reikia kokybiško. Jo. Čia kiek kokybė nekvepia. Tai gerai dabar vertinimas. Vertinimas. Mano 7 iš 10. Aš duodu 6. Tai bendras 6,5. 6,5. Šūdas. Nei 10, nei 5. Oze. American hamburgerį dešrainių nevalgiu, nes nieko gero tikrai. Dešrainių, bet kiti produktai dar nebandėm. Kitus dar paragausim. Paragausim. Tai iki kito karto tada. Iki kito fast foodo. Nuo namų ir gerklę dar perpus po velnių. Aš pravažiuoju kartais pro tavo langus, o tu užsitraukęs užuolaidas, nes originalus diskai tau per brangus ir dar